Kas, kaip, kur, kodėl? Kas yra daugyba? Daugyba tai greitas sudėjimas, kai tą patį skaičių sudedame daug kartų. 2 + 2 + 2 tai tas pats, kas 2 × 3. Dauginant iš vieno skaičius nesikeičia, nes tiesiog turim tik vieną tą skaičių. Ritmingai kartok daugybos lentelę su manimi. Pamatysi, kaip greit išmoksi. 2 × 1 – 2, 2 × 2 – 4, 2 × 3 – 6, 2 × 4 – 8, 2 × 5 – 10, 2 × 6 – 12, 2 × 7 – 14, 2 × 8 – 16, 2 × 9 – 18, 2 × 10 – 20. Kartą gyveno linksmas skaičiukas, dvejetukas. Jis labai mėgo svajoti apie burbulus. Vieną kartą pasvajojo apie 2 burbulus, vadinasi, 1 × 2 yra 2. Kitą dieną jis pasvajojo 2 kartus. 2 × 2 – 4. Dar kitą dieną jis svajojo 3 kartus. 2 × 3 – 6. Jis svajojo kasdien vis daugiau. 2 × 4 – 8, 2 × 5 – 10, 2 × 6 – 12, 2 × 7 – 14, 2 × 8 – 16, 2 × 9 – 18, 2 × 10 – 20. 2 × 1 – 2, 2 × 2 – 4, 2 × 3 – 6, 2 × 4 – 8, 2 × 5 – 10, 2 × 6 – 12, 2 × 7 – 14, 2 × 8 – 16, 2 × 9 – 18, 2 × 10 – 20. Jei keletą kartų pažiūrėsi šį filmuką, kartosi daugybą su manimi, puikiai išmoksi daugybą iš 2. Prenumeruok, jei nori mokytis su manimi lengvai ir linksmai. Iki.